Į Technotopiją atkeliavo naujausias Samsung planšetinis kompiuteris Galaxy Tab S su 10,5 colio įstrižainės ekranu. Tai didesnysis iš dviejų Tab S serijos atstovų. Pirkėjams taip pat siūlomas trečdaliu lengvesnis jo broliukas, kuris turi 2 coliais mažesnį ekraną. Tab S planšetas savo išvaizdą labai primena Galaxy S5 išmanųjį telefoną. Metalinis rėmelis iš neslidaus minkšto plastiko pagaminta galinė įrenginio sienelė ir tradicinė jungčių bei mygtukų komponuotė leidžia neklystamai atpažinti Samsung gaminį. Mūsų išbandytas LTE mobiliuoju internetu apginkluotas Tab S10.5 modelis sveria 467 gramus. Didžiausią įspūdį daro įrenginio storis, jis siekia vos 6,6 mm. Tab S valdymo mygtuke įsiūtas piršto antspaudų skaitytuvas, kuris leidžia atrakinti įrenginį vienu brūkštelėjimu. Planšetinio kompiuterio priekyje montuota 2 megapikselių internetinė kamera, o gale neblogas 8 megapikselių fotoaparatas su LED blikste. Pirmą kartą paėmus Tab S į rankas suintriguoja galinėje sienelėje esantys mygtukai. Tai segės, prie kurių galima prikabinti Samsung siūlomą dėklą. Plastikinės sąsagos prisiklijuoja labai tvirtai ir patikimai, todėl bandant uždėti ar nuimti šią apsaugą, teks gerai paplušėti. Dėkliukas tvirtai priglunda prie įrenginio ir gerai jį apsaugo nuo įvairių pavojų, bet to jis pakankamai plonas, net su dėkliuku tabletas patogiai guli rankoje. Tab S atpažįsta, kai dėkliukas pakeliamas ir po akimirkos sušvinta įrenginio ekranas. Dėklą galima sulankstyti net 3 būdais. Tuomet jis tampa stoveliu, leidžiančiu planšetinį kompiuterį pakelti skirtingų kampų. Ši galimybė labai praverčia žiūrint filmus, naršant internete ar rašant įvairius tekstus. Su Tab S ekranu nebūna problemų net naudojantis įrenginiu saulėtą dieną. Jis yra toks ryškus, kad grįžus į patalpą norisi sumažinti šviesumą beveik iki minimumo. 2560 ant 1600 taškų raiškos AMOLED ekrane iš principo neįmanoma įžiūrėti pavienių taškelių. Jo talentai labiausiai atsiskleidžia įjungus aukštos kokybės filmą ar peržiūrint nuotraukas. Vaizdas visada būna ryškus ir detalus, o staigus judesiai tolygiai slenka po visą ekrano plotą. Bandymų metu Tab S buvo įdiegta pakankamai nauja 4.4.2 Android operacinės sistemos versija. Siekdama išsiskirti iš kitų gamintojų tarpo, Samsung savo išmaniuosiuose įrenginiuose beveik neatpažįstamai pakeitė Android valdymo aplinkos išvaizdą. Aišku, Tab S netapo išimtimi. Kai kurie gamintojų siūlomi priedai tikrai naudingi. Daugam patiks galimybė naudoti kelias programas vienu metu. Dėmesio verta ir failų naršyklė, kuri leidžia greitai pasiekti įrenginyje esančius failus, filmus bei nuotraukas. Tačiau kitų Samsung aplikacijų, kaip rodo jo vartotojų apklausos, beveik niekas niekada nenaudoja. Kartu su tabletu pirkėjas gauna ir kitų gamintojų sukurtų programėlių, kurios integruotos į valdymo aplinką. Tokių įnamių iš įrenginio pašalinti nepavyks. Laimiai Samsung saviveikla neatsiliepia laisvos vietos kiekiui. 16 GB modelyje vartotojo failams ir programoms lieka beveik 11 GB. Atėjo laikas išvadoms. Galaxy Tab S tikrai kokybiškas įrenginys su puikiu AMOLED ekranu. Bene vienintelis rimtas trūkumas perkrauta valdymo aplinka, kuri vargu ar sudomins iPad vartotojus ir švaraus Android gerbėjus. Be jos Tab S būtų tiesiog idealus.